Kadangi sako, jeigu esi skautas Vytis, esu skautas visam gyvenimui. O aš fioletinį kaklaraištį gavau. Lietuvos skautų sąjunga atliko tikrai didelį patriotinį darbą. Buvo skiepijama jaunime jo įsipareigojimas artimui. Buvo aiškus, reiškia, jo auklėjimas ta prasme, kad kiekvienas augantis jaunuolis ar jaunolė turi ką nors gero padaryti bendruomeniai, už tai buvo ir gerų darbų. Taip sakant, tokia, sakyčiau, programa. Niekas per jėgą nevarė. Čia buvo savanoriškas, laisvas apsisprendimas ir jaunimo organizacijos atliko milžinišką darbą. Ir aš šiandieną galvoju, kad jos turėtų prisijimti ir lygiai su tą pačiu entuziazmu dirbti tą darbą. Visos jaunimo organizacijos yra pradas jaunime pajusti, kas yra tauta, kas yra meilė savo tautai, kas yra patriotizmas, kas yra pasiaukojimas. Ir tas yra įdiegiama jau nuo pačių, kaip sakant, mokyklos laikų. Ir čia, aišku, nors ir sunku, daug sunkumų turime gyvenime, tačiau šioje srityje dar turime labai daug ką padaryti. Prezidentė, jeigu taip paprastai, jeigu aš būčiau, nežinau, 11 klasės mokinė ir negalėčiau apsispręsti, reikia man dalyvauti kokioj nors visuomeninėje organizacijoje, ar skautų, ar ateitininkų, ar ne? Sakyčiau, brangioji, daug nustoji, jeigu nedalyvauji jaunimo organizacijos. Ir sakyčiau, jeigu dar nesi, tai mano nuoširdžiausias linkėjimas. Susirask tas, kas tavo širdžiai arčiausiai, toj grupėje jaunimo, su kuria nori dirbti ir nepasilik už jos ribų.